Man taip, tos tradicijos buvo jau pradėjusios ryškėti, bet kažkur tai va ta aštunta buvo tokia pilkiausia, turbūt aštunta, dar devinta kažkaip, tai jeigu paklaustų apie ką, tai žinai, apie kitas dar pasakyčiau apie ką, bet šitos tai būdavo tokias, nu, apie kažką ten jo, bet sunkiausiai. Vėliausiai atėjo supratimas maždaug apie ką jos. Čia kaip man šeštas žingsnis irgi tik tai atėjo po visų kurį laiką, kol nu, kaip žirafai, kaip sakant. Bet smagu, kad jos yra ir aš kuo toliau, tuo daugiau žaviuosi tom tradicijom. Iš tikrųjų, mūsų pirmieviai tikrai turėjo kažkokiu neįtikinamų galių padaryti jas tokias vat universales ir geras, ane? Šiaip, va, kaip jūsų tas ženklas, ane, tai pagrindas visą laiką turėtų būti žingsniai, tai iš pradžių žmonės turėtų, nu, stengti savo sveikimą tvarkytis, o paskui yra ta vienybė ir tarnavimas, ane, kur ateina, kai jau ateina tas pasveikimo džiaugsmas, tada atsiranda noras juo dalintis ir dėkingumas, ir iš dėkingumo vedinas, ane, eini ir darai kažką tai perduodi kitiem, ane. Tai vat, jeigu taip nuo toliau žiūrint, tai ta tradicija kaip gražiai sudėliota, ne? Penkta tradicija mums nusako, koks mūsų pagrindinis tikslas, ne? Šešta sako, kas atitraukia nuo to pagrindinio tikslo, kad, ne, pinigai, garbės ir valdžios reikalai ir kad nesusisieti su kitom institucijom ir tada kaip tą dalyką įgyvendinti, nes ta tradicija sako, mes patys turim save išlaikyti. Ta prasme, kad tie pinigai turėtų ateiti į draugiją iš savų įnašų, ne iš kažkur tai kitur, kad nesusijėtume, net nereikėtų paskui atidirbinėti, ne? O aštunta tradicija irgi šiek tiek apie pinigus, bet čia jau ne kaip ateina, bet kur tos pinigus, ką mes leidžiam, ta prasme. Už ką mes turim mokėti, už ką neturim mokėti, ne? Ir šitoj vietoj jo, daug diskusijų ir daug niuansų ir kai kurie dalykai irgi dar ir man nelabai aiškus ir diskutuotini, žinai, ar vienus ar kitus dalykus, žinai. Bet daug skaitant, klausantis ir sprendžia, tai vis aiškiau ir aiškiau, ne, yra. Dabar turbūt reiktų visą laiką mėgstu paskaityti tą išplėstinę, tą tikrą tradiciją, ne, kokia jinai ir buvo parašyta, nes paskui ją sutraukė mums čia alkoholikam, kad ilgai neskaityti, mesgi nekantrus. Tai aštunta tradicija yra, va taip vadinasi skamba, labai panašiai, anoniminio alkoholiko draugija visada turėtų likti neprofesionali. Mes suprantame profesionalumą kaip alkoholikų konsultavimą už mokestį arba kaip samdomą darbą. Bet mes negalime pavesti alkoholikams darbus, kuriuos atlikti kitu atveju samdytume ne alkoholikus. Už šias specialias paslaugas gali būti deramai atlyginama, bet niekada negali būti mokama už 12 žingsnio darbą. Tai va šitoj vietoj va tas, va sakau, aštunta tradicija tokia apie ten, kur leistis, bet jinai taip gražina į penktą tradiciją, va santyki su tuo pagrindiniu mūsų tikslu, ne, pasiekti dar kenčiantį alkoholiką, nešti jam žinias ir su 12 žingsniu, ne, kad mūsų tikslas yra pasiekus tą dvasinį atbudimą, kad eiti ir perduoti tą žinią kenčiančiam alkoholikui. Tai vat iš karto vat ta tradicija sako, kur yra profesionalumas, kur neprofesionalumas, ne? Ir čia iš karto, nu, kodėl taip svarbu, ne? Tai turbūt svarbu pradedant nuo mūsų A draugija, tai yra ne profesionalų draugija, o draugija dvasinė. Ir šitoje, kaip sakant, dvasiniai dalykai ir pinigai, nu, jie nu, labai nesuderinami. Kaip kažkas sakė, nebent tik tai 7 tradicijoje, žinai.
O šiaip dvasingumas ir pinigai, tai vat, nu, visą laiką nuo anksčiau, ne? Daug kitų dvasinių tų lyderių sakydavo, kad nesuderinami dalykai, ne? Tai šitoj vietoj bandoma atskirti aštuntą tradiciją, kur yra pinigai ir kur yra dvasiniai dalykai. Ir šitoje vietoje aiškiai pasako, kad 12 žingsnis niekada jokių būdų negali būti daromas už pinigus. Tai šnekam apie 12 žingsnį, mes turime omeny, kai aš sutinku alkoholiką ir veidas į veidą, ne, su juo kalbuosi, dalinuosi savo patirtimi, kas man buvo, ne, ką aš dariau, kas vyksta ir taip sakydamas, kad, nu, jeigu nori, gali ir tu bandyti tą daryti. Tai vat už šitą niekada nieku būdu imti pinigų tradicija neleidžia. O kiti dalykai, tai tada jau pradedame diskutuoti, ne? Aš galvoju, kad jeigu aš darau darbą, kuris padeda tą 12 žingsnį padaryti kažkaip tai pagerina to 12 žingsnio darbą, tai čia irgi yra ta riba, kur ar turi būti apmokama ar ne, žinai. Tai dažniausiai irgi, nu, reikia stengtis. Nu, čia kaip visą laiką, mes esam alkoholikai, mes esam tokie neturintys viduriuko. Mes arba mėgstantis kraštutinumus į vieną pusę arba į kitą. Jeigu jau ten, žinai, nu, būna, kad jeigu ne 12 žingsnis, tada būtinai reikia mokėti, nori žmogus, nenori, jis tik išturi pinigų ir taip toliau. Arba ten, žinai, jeigu ten kažkas tai priskaičiuoja tą 12 žingsnis, gal čia jau kažkokiu kampu galim ir matomas, tai nedaug dievė ten kažkokie tai pinigai, jeigu pamatys ten, kad siūlai, ne? Ir taip toliau. Tai va čia tos nėra pas mus to viduriuko ir dažniausiai čia mūsų problema yra, ne? Dėl to ta tradicija biški bando pastatyti mūsų į vidurį. Ir šitoje vietoje kaip ir svarbu visą laiką diskutuotis, visą laiką kalbėti grupėje, tam yra darbiniai susirinkimai, kas, kur, kaip, ne, kiek ir panašiai. Bet svarbiausia prisiminti, kad mes ne verslo kažkokia tai organizacija, mes ne pelno siekianti organizacija, mes negalim viską matyti ir žiūrėti per pelną, pinigus ir taip toliau. Mes esam dvasinė. Čia kitas Rockefelleris nedavė pinigų ir tada ir Bilas, ir visi kiti žiauriai nusivylė, nes tikrai tikėjosi, kad gaus ten nemažą sumą. Tai aš manau, kad jis suprato, kad čia yra dvasiniai dalykai ir pinigai tik tai sugadins tuos visus dvasinius reikalus, ne? Tai va tas, kas yra profesionalas, ne? Tai aš kažkur tai girdėjau labai paprasta, kuris už savo veiklą gauna atlygį. Tai va, jeigu aš kažkokį darau darbą, moku kažką daryti geriau negu kažkas kitas, arba padarau pakankamai, kad tiktų ir gaunu už tai pinigus, aš vadinasi jau tas AA kalba, apie ką šneka 8 tradicija, šitoj plotmėj aš esu jau vadinamas profesionalas, ne? Ir praktiškai už visus darbus, kuriuos darau ne 12 žingsnio, yra galima mokėti pinigus. Man čia irgi truputį galvojau, pradžioje tikrai galvojau, kad taip nėra, kad ten irgi koks niekšas gali ten pasakyti, kad ten, žinai, išplausiu grindį, žinai, grupėje ir už tai ten, jūs ten siūlykit man pinigų arba kitaip neplausiu, ne? Bet realiai tai yra darbas ir jeigu nieks neplauna, arba didelė salė, arba dar kažkaip tai ir
o reikia, kad būtų švaru, patrauklu, ne? Ir grupė gali sau leisti, tai galima samdytis valytoją arba tą valytoją gali būti A narys. Ne? Bet šitoj vietoj mes sakom, vat visą laiką tokia yra pagunda pasakyti, kad va, tai A narys tai gali būti pigiau, žinai, jis galėtų plauti tos grindis arba, žinai, ten. Čia yra va tas irgi dvi pusės. Viena, kad e, kažkaip tai, nu, atrodo savas turėtų būti, bet čia visą laiką man atrodė, kad visą laiką ten kaimynas, giminė atrodo turėtų pigiau, o ne viską padaryti, ieškau, kur žinai. Tai va čia tas mąstymas irgi įsišaknyjas. O, o antras dalykas tas, kad, nu, mes turim kažkaip tai tą ir reikalavimą turėti. Nu, sakysim, tas narys sakys, aš plausiu dikai tas grindis, ne? O, o jisai ten viduriuką biškį pamazor neišplauna grinai. Ir jisai, nu, kiti nariais galvoja, nu, reikėtų pasakyti, kad neplauna jis gerai, bet kadangi pinigų nemokama, ne? Tai kažkaip tai nėra kaip ir pasakyti, kad tu čia labai negražiai, žinai, darai ir reikėtų biškį geriau viską padaryti. Va čia tos dvi pusės, ne? Ir jeigu yra kartu va, kažkoks susitarimas ir piniginis atlygis, tai kažkokie darbai tada paprasčiau ir atsakomybė ir panašiai. Tai reiškia, kad mūsų požiūris turi būti ne kaip į AA narį, bet šitoj vietoj čia Antanas yra jau ne AA narys, bet Antanas yra nu, mūsų tvarkytojas, ne, profesionalas. Ir po susirinkimo jisai ten ateina arba ten prieš susirinkimą atsirakina ir išvalo grindis ir už tai gauna kažkokią atlygį. Ta gali daryti, aš ten, sakau, man buvo keista, kad net ir sekretorė gali gauti atlygį, pavyzdžiui, intergrupės. Nu, turbūt čia viskas atėjo nuo viršaus, kur ten biure yra labai daug darbų ir ten sekretorė savanorė, žinai, kuri būtų, tai būtų labai sudėtinga. Juolab, kad mūsų tokių savanorių ir šventų žmonių, kurie labai norėtų tarnauti, gal ne visai pakanka. Mūsų ūkiui visam anoniminių alkoholikų, tai jeigu grupė gali susitvarkyti čia, gal ten ir intergrupė gali kažkaip tai, bet aukštesnės tarnybos dažniausiai būna jau tiek visko, kad reikia vis tiek samdyti žmonės, kurie atliktų kažkokius darbus ir atliktų turbūt kuo geriau. Man teko skautauti, tai mažiukams skautų vilkiukams tokį šūkį turėdavo, kuo geriau, tai aš labai man jis patiko, tai vat ir AA darbus darant visą laiką galvoju, aš kuo geriau mums irgi būtų svarbu, nes tai irgi didina patrauklumą ir vėl grįžta penktą tradiciją, kad ištiesia tą ranką kenčiančiam alkoholikui, kuris atėjęs gali jaustis gal smagiau, šilčiau būti priimamas, ne? Nes viskas, kas sukasi, tai iš esmės aš jeigu kažką darau ir kyla abejonių, ar čia AA dalykas ar ne AA, tai vat, penkta tradicija visą laiką atsako man į klausimas, ar tai yra ta veikla padeda pasiekti dar kenčiantį alkoholiką ir suteikti jam va, tą žinią, nešti tą žinią, ne? Tai va. Tai šitoj vietoj apie tuos, kas gali gauti, tai gali gauti, nu, praktiškai už viską gali būti mokama, kas ne 12 žingsnis. Tai čia iš tikrųjų kai kurie dalykai, sakau, net ir pavyzdžiui, jeigu pakviečia skaityti, nu, kad ir pasidalinti patirtim apie AA, jeigu jau ne žmogui, o grupiai, ne veidas į veidą 12 žingsnis, o jeigu veidas į veidą, o jeigu ne veidas į veidą, tai praktiškai jeigu grupė pakviečia mane, aš galiu pasakyti, kad, nu, aš negaliu atvažiuoti, nebent jūs ten turit sumokėti man už kelionę, pavyzdžiui, ne? Arba ten jeigu ir toliau ten gal ir nakvynė, gal ir pietus kažkokius, ne pietus. Bet jau va tas 7 tradicijos, tai jau aš pats metu, ne?
ir šitie reikalai jau nesipeš turėtų būti. Visą laiką klausimas, pavyzdžiui, jeigu einu dalintis ir kviečia kažkokią tai organizaciją, ar aš galiu imti pinigus, ne? Už tai teoriškai aš galiu imti, jeigu mane kviečia kažkokia, vat, nu, va, gydytojų draugija, ne, kur nors, vat, Norvegijoje nori pasikviesti, jie gali mane irgi apgyvendinti, mokėti už pragyvenimą kažkaip tai, kad aš ten paskaityčiau paskaitas apie A, pasidalinčiau patirtim. Šitoj vietoj iškyla, atrodo, klausimas apie anonimiškumą, ne? Ar aš galiu sakyti, kad aš anonimas, ne? AA narys. Tai čia jau 11 tradiciją reiktų nusikelti ir panagrinėti, bet realiai tai 11 tradicija kalba apie žiniasklaidą. Jeigu mane filmuoja, fotografuoja ten ir taip toliau, tai jau viskas, jau yra negerai, ne? Bet uždarose patalpose aš drąsiai galiu prisistatyti, nesvarbu, ar tai yra AA susirinkimas ir AA publikai kažkoks tai renginys, ar ir ne AA, arba visai ne AA, aš drąsiai galiu prisistatyti anoniminiu alkoholiku ir net drąsiai galiu už tas paskaitas imti atlygį, jeigu tai kažkoks tai projektas arba kažkokia tai konferencija ar dar kažkas tai, kur mane pakviečia, ne? Net ir priklausomybių centras kažkoks tai, ne, ar dar kažkas tai. Ja. Dabar klausimas dėl klausimas tai su profesionalumu, ne? Jeigu aš dirbu, nu, vat, pas mus yra nemažai tokių vat, priklausomybių konsultantų ar kažkoks tai psichologų, tas darbas yra su priklausomais žmonėmis, ne? Ir aš gaunu už juos atlygį. Tai šitoj vietoje irgi jokių problemų nėra, ne? Aš esu, jeigu ten psichologas Viktoras, ne? Aš kaip psichologas konsultuoju savo profesinę veiklą arba kaip ten priklausomybių konsultantas pagal tam tikrą metodiką ir taip toliau, ir jokių problemų nėra, ne? Jeigu aš lygiagrečiai, ne, darau 12 žingsnį, tai reiškia, jau kaip A narys susitinku vienas su vienu su kažkokiu tai žmogumi, aš jau darau 12 žingsnį, aš turėčiau, nu, negaliu jau imti jokio atlygio už tai. Realiai net ir nelabai rekomenduoja susitikti ir daryti 12 žingsnį su savo pacientais. Tai geriau jau eiti kažkaip tai, nu, tos jau kaip anonimas perduoti tavo savo patirtį geriau jau ne darbinėje aplinkoje turbūt. Tas yra irgi gerai, bet pas mus viską rekomenduoja, ne? Pas mus sako, jeigu nori, gali daryti, klysti ir iš to mokytis. Tai va, ir šitoje vietoje net čia irgi buvo niuansas toksai, kad diskutavo čia gan aršiai pas mus Lietuvoje dėl tų konsultantų, kad sėdė ant 2 kėdžių ir taip toliau. Tai šitoje vietoje labai įdomiai pakrypo šneka, kad ne tais, kad čia 8 tradicija pažeidžia, kad žmogus yra ir konsultantas priklausomybių ir AA narys, o tas, kuris paviešino šitą dalyką, jisai pažeidžia anonimiškumą žmogaus, nes jisai atskleidžia žmogaus profesiją. Tai reiškia, jau paskleidžia informaciją apie žmogų, ne? O mes dažniausiai, nu, tokių dalykų neskleidžiame, nes mūsų esmė turbūt, vat, visas tas tradicijų
spektras sueina į tą pirmą tradiciją, visą laiką atsiremia, kad mes visi lygus, mūsų svarbiausia yra vienybė. Labai gražiai pasakyta, nuo vienybės priklauso mano sveikimas. Nebus vienybės, aš nesveiksiu, ne? O nesvarbu, ką kitas darys, bet aš nuo to nukentėsiu, ne? Tai va čia yra svarbiausia. Tai mes esame tokia lygių žmonių draugija. Pas mus nėra kažkokių geresnių, lygesnių ir panašiai, ne? Tai mes visi esame lygus ir negalim būti kažkokie tai profesionalai, net ir grupė negali būti. Pas mus, aišku, būna tų grupių jaunimo, ne, ten kažkokia tai moterų grupė yra pas mus, dar ten kažkokios, tai pagal kažkokią šitą, bet čia gal daugiau irgi vedant tos penktos tradicijos, ne, kad žmonės, kurie gal sunkiai dalintųsi tas moteris kažkur tai bendram susirinkime, jom gal lengviau yra dalintis tarp moterų ir panašiai. Tai kad tiesiog vat, ateitų ir padrasinti ir pabandyti, paguosti ir suteikti tą viltį, nesveikimą. Tai vat dėl tos penktos tradicijos. Bet mes negalim sakyti, kad, nu, kad mes kažkokią tai grupę užsiemam kažkokią profesiją. Bet, nu, kaip pasakyti, nu, negali būti AA raidžių ant profesinių įstaigų, gal taip pasakyti. Vat, AA negali sukurti gydymo įstaigos ir nebus AA ligoninė, pavyzdžiui, ne? Tokių dalykų negali būti. Negali būti kaip AA kepykla kokia nors arba AA ten, nežinau, dar kažkas tai ten automobilių, autošaltkalbiai, anonimai, ne? Tad. Tai reiškia, kad mes negalim užsiimti kitais dalykais. Labai gražiai grupė brošiūrai sako, kad gali tik daryti uždarus atvirus susirinkimus, o nedaugiau nieko nedaro. Pati grupė, ne? Tai negali ten. Girdėjęs aš, kai nežinau, ar teisybė ar ne, kažkokius tai grupės gandus, kad ten siuvo kažkokius batus ir iširo, nes užsiėmė daugiau savo tą ūkinę veiklą, negu pradėjo rūpintis negu pačių gyjimo, ne? Tai dabar tas jo, ir apmokėjimas gali būti iš kelionės, gali būti registracijos mokestį, pavyzdžiui. Yra konferencija, registracijos mokestis, arba ten, nu, yra kažkokios tai stovykla, ar dar kažkas, manau, pakviečia šnekėti ir sako, vat, bus 3 dienų stovykla, tu čia turėsi pirmadienį, antradienį šnekėti, žinai, ir aš galiu pasakyti taip, kad, nu, tą registracijos mokestį irgi ten, kuris yra siūlomas mokėti, ar man kompensuosit ar ne. Tai šitą irgi galima. Galima, bet nereiškia, kad būtina, ne? Tai aš galiu visą laiką savo transportu atvažiuoti, savo ištekliais ir gyventi, ir valgyti ir taip toliau. Tai čia yra mano pasirinkimas, bet kažkaip tai nevažiuoti. Aš galiu nevažiuoti dėl to, kad aš neturiu pinigų, pavyzdžiui, jeigu mane kviečia. Ir jeigu, nu, man nesiūlo kažkiek kompensuoti, ne, aš pats neišgaliu, tai aš ramia sąžinė galiu sakyti sorry, bet tiesiog aš negaliu sau leisti ir viskas. Čia vėlgi tas išmokymas pasakyti ne, irgi tik sveikimo dalis, bent jau man tai buvo, kad visą laiką atrodė trūkplyš, ten nuskriausiu šeimą, bet eisiu ten, kur kviečia, ne. Šiai dienai mokausi jau prioritetus kažkaip tai dėliotis ir suprasti, ne. Mes negalim taip pat savo profesijų, vat kaip ir sakiau, tas anonimiškumas skleidimas profesijų atsakyti susirinkimo metu. Jeigu mes dalinamės, aš negaliu atsakyti, aš esu gydytojas ir aš galiu pasakyti, kad šitie vaistai ten jums padės, šitie nepadės. Ne? Nu, savo specialybės
kaip pasakyti, savo sferą, specialybės pradėti dalintis ir daryti. Ir tada mane išskiria iš kitų, vat, kitas. Tada aš gaunuosi žinovas, guru, pas mus tokių dalykų nėra, ne? Pas mus net ir tas e, globėjas nėra kažkuom tai lygesnis, aukštesnis ar žemesnis. Jis yra toks pats alkoholikas, tai taip pat tokio sergantis tą pačią ligą, ne? Nieko negeresnis, gal jisai tik tai turi va tą patirtį, kurią gali ir nori pasidalinti. Tai vat, tai susirinkime ten ar prisistatinėti profesiją kažkokią, žinai, nu, ten advokatas Viktoras, jeigu sakyčiau, ne, arba ten alkoholikas, ten ir gydytojas Viktoras, nu, tokių dalykų nelabai yra. Iš viso, nu, patartina net ir priklausomybė, aš čia irgi mane labai erzindavo, kai kiti prisistatydavo ten keliom, dviejom, trijom priklausomybėm, kai, žinai, ateidavo. Atsimenu, Rusija atbėgdavo vienas ir sakydavo, ten narkomanas, lošėjas, alkoholikas, ten seksuologas, pranas, žinai, ir koks ten, žinai, nu, ten visas tas savo priklausomybės išvardė, žinai. Koks to tikslas, ne, tai parodyti, kad kažkoks tai išskirtinis, daugiau turintis negu kiti. Gal, nežinau. Tai va. Tai susirinkime mes dalinamės tik savo kaip alkoholiko patirtimi. Gera tai ar bloga, bet dalinamės savo nešamo, ne kažkokio tai to. Tai va, o visiems dideliem darbam, aš, vat, kai tenka nuvažiuoti konferenciją, biuros darbų pamatyti, leidyba ypač, tai knygų vertimai ir taip toliau, tai yra didelis dalykas, kur reikalingo ir ištekliai, ir profesionalai, nes mes norim padaryti kuo geriau iš tikrųjų. Ir laikos prasme, tikrai ten tos knygos verčiamos, patvirtinimai, vertimai gauna ten pastabas, vėl reikia pakoreguoti, dirba tie korektūros klaidas tikrina, žiūri žodis, nu, visas tai didelis darbas ir tai aš to nepadaryčiau, aš to nemoku. Čia reikia profesionalo, kad būtų nebele kaip, ne? Ir šitoje vietoje ir tokių žmonių turbūt draugijoje nėra tiek, kad galėtume savo ištekliais. Tai va čia jau iš tikrųjų dirba samdyti žmonės ir pas mus Lietuvoje, kurie gauna atlyginimą. Taip pat jeigu reikia finansinių kažkokių tai konsultacijų, čia buvo dėl tų, kaip bankinė kortelė ten pinigus pervesti, kažkaip šitą daug diskusijų konferencijoje apie kaip tokias grupės kaip jūs, ne, online grupės irgi kaip 7 tradicija surinkti ir taip toliau. Tai čia irgi šiek tiek konsultavosi su finansų specialistais, su juristais reikia kartais konsultuotis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir samdom, ir mokam, ir nepriklausomai nuo to, ar tai A narys, ar ne A narys, tiesiog tada jisai jau bus ten finansistas, ten juristas ar dar kažkas tai ir gauna padorų atlygį tiek, kiek privalo gauti, o ne. Aišku, kad A narys tai nereiškia, kad jisai mažiau arba nereiškia, kad tai yra daugiau, ne? Nes, tai va. Ir svarbu jo, kad papildomai jie nedarytų to 12 žingsnio už pinigus. O aš irgi girdėjęs visokių niuansų, kur žmonės mūsų programą naudoja už pinigus. Mes, aišku, nieko negalim drausti, nieko negalim bausti, mes neturim tokių dalykų. Bet, aišku, matosi, aš turėjau vieną globotinį, kuris sakė, kad irgi sumokėjo nemažai pinigų, eidamas pagal 12 žingsnių už pinigus pas specialistą 12 žingsnių, arba tai pavadinkim, bet paskui jau jį ir patį davedė, tas specialistas sako, eik tu ir į grupę ir gal susiras globėją narį tiesiog, nes
nu, mes esam tokie, mes patys nenorim, kad reguliuotų kažkas ir jie nenorim. Nu, tie norai tokie, aš visą laiką atsimenu, kad pas specialistą nuėjus, tai aš žinau, kad jisai už mane turi kažką padaryti. Aš ten sumoku pinigą, bet jisai turi ten išrašyti kažkokią tabletę, kurią aš ten, nu, daug pastangų neįdėdamas išgersiu ir viskas susitvarkys pas mane gyvenime. O kažką tai pačiam daryti man nesinorėjo, jeigu aš samdau kažką, tai kad aš dėl savo sveikimo ar dar kažkaip. Tai va. E, jo, tai priemonės visos, nors ir 12 žingsnių vat atlikti, jos irgi gali būti mokamos ir iš tikrųjų mes turime, aš pats aš pats tarnavau viešosios informacijos komitete, Aukštaitijos regione tuo metu interviu, paskui ir mes ten tikrai turėjom nemažai darbų visokių, nu, tarnyščių. Ir ne tik eiti į ligoninės ir pravesti ten susirinkimus, bet ten važiuoti ir pravesti kažkokios viešosios informacijos susirinkimus, pristatymus įvairiams institucijoms, ten, medikams, policininkams, probacijos darbuotojams ir panašiai. Ir visą šitą, kad atlikt, mums reikėjo turėti savo biudžetą, nes reikėjo važiuoti nuo Zarasų iki Elektrėnų Šalčininkų visam regione. Reikėjo literatūros, kurią galėtume dalinti arba padovanoti, jeigu būdavo susitikimai su kažkokiu tai vadovu, kokios nors priklausomybių ten ar kažkokios kitos klinikos aukštesnių vadovų, tai būdavo gražu nuvežti tą knygą. Mūsų anoniminiai alkoholikai, dabar mes turim tą 4 leidimą, iš viso labai graži knyga, tokia reprezentacinė. Tai vat visam tam, kad mes gražiai atrodytume, turėjom turėti biudžetą ir ne patys iš savęs, bet už kūrą, už literatūrą ir už visą šitą turėjo būti atlyginta. Šitoj vietoj pas mus dar yra vienas dalykas, aš žiūriu 7 koncepciją, labai gražiai irgi nusako, kad reikia pridurti, kad pačios konferencijos chartija nėra teisinis dokumentas. Jo veiksmingumas priklauso nuo tradicijų tvirtumo ir AA iždo pajėgumo. Čia yra dalis tos koncepcijos. Jinai va ką sako, kad jinai 7 koncepcija turbūt irgi rišasi su 7 tradicija, kad mūsų pinigai reikia elgtis protingai ir savo darbus planuoti, savo tarnystės visus tos užimtumus, darbus, kaip pavadinkim, pagal turimą biudžetą, ne? Nes, pavyzdžiui, turėjau patirtį, teko stebėti Latvijos konferenciją, buvau pasiųstas Lietuvos A draugijos deleguotas kaip stebėtojas, jie ten turėjo tokių problemų su pinigais, ten nežinau, ar žmogiškas faktorius, ten iki galo nelabai ir supratau, bet atsitiko taip, kaip atsitiko, jie sako, tiesiog sumažėjo žiauriai biudžetas neplanuotai ir tada prasidėjo tas toksai taupimas. Pavyzdžiui, pakvietė juos kažkaip tai irgi stebėti į kitą šalį ir jie jau sprendžia, ar važiuoti ar nevažiuoti, nes pagal tą biudžetą, kurį turi, jie važiuoti negali. Bet ten įdomus kitas dalykas pasidarė. Sako, atsirado žmogus, sako, aš turiu važiuoti. Ir va čia atrodo labai fainai. Paims žmogus ir už savo pinigus nuvažiuos padeleguotas, bet tada prasideda diskusija. Vadinasi, tie, kas turi, gali važiuoti stebėtojų pinigų, o tas, kas negali savo leisti, tas negali. Ir
Ar jisai tikrai geriausias tas stebėtojas, kuris galėtų nuvažiuoti, gal kitas geriau būtų naudingesnis ir tai šaliai, ir tai, kuriai važiuos, ir savo šaliai, ne? Tai va tokia diskusija labai aršių užvirė. Net iki tokio labai įdomu, bet nebūtume mes alkoholikai. Kai sako, gerai, sako, jeigu jisai turi pinigų, tai tegu duoda, o mes spręsim, kas važiuos. E, ta prasme, tai vat, iš tikrųjų šitie dalykai yra svarbus. Ir kartais atrodo tas, kas natūralu kokiam nors įmoniai, kad jeigu yra kažkas tai sprendžiama pagal tą finansinį įmonės pelno siekimą, ne? Tai šitas negalioja. Ir reikia visą laiką tą dvasinį, tą aspektą, ką sako, ne? Ir tą vieningumo, tą pirmos tradicijos aspektą kelti virš visko. Ir tada spręsti, va, to šviesoje, ne? Ir e, 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 tai va. Tai, e, čia, aišku, nemažai prirašyta subręsta, jeigu kas atsivertė, kaip ten Bilas norėjo dirbti ligoninėje, kai jį pakvietė ir jam tada reikėjo labai daug pinigų, ne? Ir, reikėjo pinigų ir jam labai reikėjo to darbo ir jisai buvo net apsisprendęs tą daryti ir paskui kaip jį atkalbėjo, sako, ką mes darysime, ne? Ir suprato, žinai, tai vat iš to turbūt ir kilo ta aštunta tradicija čia. E, e, šiaip mes neturėtume užkirsti kelio gauti visai visuomenėje, ne? Tas specialias žinias, kurias mes žinom apie alkoholizmą. Todėl mes turėtume noriai eiti į visur ir dalintis. Ane? Ir čia toksai kaip irgi vat, aštuntas žingsnis, ne, yra tas su užuojauta, su tuo, tai irgi turėtų būti tokia dvasia, ta užuojautos ir ėjimo troškimo dvasioje, tarnystės, ta dvasia tokia mūsų vis, visą laiką turėtų kvėpuoti, ne? Ir kaip sakau, negalima viena tradicija mujuotis, ištraukti iš konteksto. Dar įdomiau, kai būna tradicijos kažkokius tai keli žodžius ištraukia iš konteksto ir iškelia ir mujuoja, kad jo jūs laužo tradicijas ir taip toliau. Čia tradicijos yra ta visuma, kurios viena su kita vat, persipina ir viena kitą papildo ir jų visų visumoje reiktų visą laiką nu, žiūrėti viską per tą prizmę visų tradicijų, o ne vienos. Smagus dalykas tos tradicijos, iš tikrųjų aš labai fainai jas, kai darbe, namuose, šeimoje, galima jas taikyti grupėje žmonių, visuomenėje kažkur tai. Man kartais atsako į klausimą, kai aš nežinau, ką daryti tradicijos, tai siūlau visą laiką visiems irgi pagalvoti, kartais atsiversti vieną ar kitą tradiciją, jos kažkaip turi tokią nuorodą. Ir visą laiką aš džiaugiuosi tas bukletų, tuo iliustruotų tradicijų mūsų išleistų, tai ten labai aiškiai, labai gražiai tokie keli pišinukai atsako į tą klausimą, į tą kas ta tradicija yra, aiškiai iš karto paaiškinu. Tai literatūra labai yra svarbu ir, ir, ir vertėtų jo, kuo daugiau jos irgi paskaitai, tuo daugiau supranti ir suvoki, kas ir kaip. Tai gal tiek, aštunta tradicija, ne, užsibaigė net tas iliustruotas tuo
make it simple. Tai būna taip paprasta, ne? Tai viską daryti kuo paprasčiau ir toj mūsų dvasiai, toj tarnystės ir nuolankumo dvasioje viską daryti. Tai gal bus klausimų, pabandysim padiskutuoti, gal įžvalgų kokių. Labai ačiū tau už tavo pasidalinimą, už tavo patirtį. Labai Jums. daug sužinojau iš tikrųjų. Tai ačiū tau, o tai kaip ir sakė Viktoras, tai kviečiu užduoti klausimus apie 8 tradiciją, gal nebūtinai visai, gal atsakys ir kokią kitą. Jeigu kas turite dar apie kažką kitą, tai kviečiu pasinaudoti progą. Aurelijus alkoholikas. Sveikas. Viktorai, tavo pasidalinimas. Jo, aš 8 tradiciją kaip Viktorai, viskas yra. Aš irgi buvau tą tradiciją pradėjęs, bet dar suglobėjau, bet dar nebaigiau, bet vis tiek domiuosi kažkaip tai sėkmingai pasiklausyti. Ir man labai toks suskabino dabar vat, dėl 6 tradicijos toks atvejis, gal, nes čia buvo, kaip yra, kad neremia jokių judėjimų, nefinansuoja ten įstaigų, pašalinių organizacijų. Čia buvo toksai, dabar kaip mes Facebook grupės kaip yra ir buvo idėja, kad ten renka lėšas ant vienuolynų ir aš nepatvirtinu, bet čia yra, tačiau gaunus kaip pašalinė organizacija, nes mes negalim nei remti, nei finansuoti jokių tenai dvasinių bendrijų ir dar kažko. Tai čia kaip yra, kaip saviveikla jau kažkas daros, aš taip suprantu. Ir paskui dar man taip įdomu, čia gal toks mano pastebėjimas, kaip ir 7 tradicija, aš anksčiau, kai eidavau į gyvas grupės, tai gyvose grupės visą laiką būdavo 7 tradicija, kad visi mato, deda pinigus. Dabar online grupės yra, nieks nemato, nieks nebededa pinigų. Va čia yra gal tas toksai, gal gali paaiškinti, kodėl taip yra, dar kažką. Tai ačiū. Gal tokie 2 klausimai būtų. Ačiū. Ja, ačiū už klausimus. Apie 6 tradiciją, tai labai faina, ten tas pinigai garbės ir valdžios reikalai mūsų gadina, ne? Bet ir dėl to, sako, nieku būdu nesusirišti su kitom organizacijom. Bet šita tradicija, kaip ir visos tradicijos, kalba apie AA ir apie grupę. Tai reiškia, kad mes nesam kažkokios tai religinės bendruomenės rėmėjai ar nerėmėjai, atvirkščiai. Mes net neturėtume turėti nuomonės, kaip 10 tradicija sako, ne, apie nieką. Bet aš kaip žmogus, aš visą laiką galiu daryti, ką noriu. Aš galiu remti ir panašiai. Šitoj vietoje aš kai atėjau, pradėjau eiti į susirinkimus. Susirinkimai vyko tokiam vienuolyne ir po susirinkimo, sakydavo, atvažiuodavo vienuolė ir būdavo toks susirinkimas, jinai, kalbėdavo dar. Bet čia jau buvo, sakydavo visą laiką taip, čia ne A veikla, kas nori pasilikti, atvažiuos ten kažkokią vienuolę, jinai ten su ją pakalbėsim apie vienus ar kitokią temą, bet tai nėra visiškai A veikla. Ir ten jie rinkdavo pinigus, nes jinai iš kito vienuolyno, ten buvo iš moterų atvažiuodavo, pats tas vienuolynas buvo Vilniuje, vyrų vienuolynas, tai turėdavom ten ir už kūrą kažkaip tai mes ten po kelis litus tais laikais. Tai vat irgi atkreipiu dėmesį. Ir ar čia blogai? Ne. Gal tas, jeigu tik tai pasakymas, ne agitavimas būtų, kad tokia informacija. Tai šitoj vietoj, jeigu aš pasakau Jonui, kad mes metam kažkaip ir paremėm, tai galim ir tą dalyką paremti. Aišku, čia yra didelis niuansas, čia ir 7 tradicija sako, čia blogiausia būna, kai kokioj nors religinė bendruomenė mes gaunam, visą laiką nepaslaptis kažką tai truputį kitokiom sąlygom negu įprastai, geresnėm sąlygom, ne? Ir tada mes jaučiamės truputį skolingi. Bet čia yra labai blogai. Mes turėtume adekvačiai mokėti, kad mes negalėtume paskui reikšti pretenzijų. Tam pačiam vienuolyne, aš atsimenu, irgi buvo grupė ir įsiveršė vienuolis. Jisai ten iš kito vienuolyno atvažiavo, tos pačios konfesijos, jisai ten gyvena kitur, bet lietuvis grįžo atgal ir sako, čia mano vienuolynas, aš noriu pasiklausyti, ką jūs čia šnekat.
Ir aš atsimenu, kaip du vyrai iš pradžių sakė, gal galite išeiti, nes čia uždaras susirinkimas, bet jisai ten labai įkyrus buvo, tą vienuolį už kupros išmetė iš jo vienuolyno patalpų. Ir man tai buvo šokas, nes aš tik tai buvau pradėjęs lankytis, žinai. Susirinkimus, galvoju, kaip čia vienuolynė, vienuolė, aš pats religinis toksai, nu, su religija nebrokiju, kaip sako. O čia taip. Ir paskui tik tai aišku, kad jie mokėjo aišku nustatytą auką, tokią, kokia, nu, nuomotis patalpas buvo normali ar kur nors kitur ir turėjo pilną teisę tą rezervuotą laiką, kada jie būna ir pilną teisę įleisti ar neįleisti. Čia jų laikas, jie susimoka. Jeigu tai būtų nemokamai arba ten už simbolinę auką, būtų sudėtingiau toks atvejis, ne? Tai vad sakau, čia dėl ko tas buvo AA klausimas, siūlymas kaip grupiai ar dar kažkaip, o ne kaip man vienam pašelpti ten tą kažkokią. Tai greičiausiai turbūt iš to ir kyla, kad kažkur tai kažkas tai jautėmės skolingi, ne, arba kad jie kažką tai padeda ir dėl to mes norim kaip grupiai, o grupė kaip nori atsidėkoti. Tai šitoje vietoje geriausia iš karto susimokėti arba kažkaip tai tą santykį padaryti tokį, kad jisai nebūtume viens nuo kito priklausomi. Dėl 7 tradicijos, aš nežinau dėl ko. Aš žinau grupėse, kur, pavyzdžiui, eina ta kepurė, o ne kažkoks tai 7 tradicijoje eini prie dėžutės, ne, kur ištraukia iš kišenės pinigą ar ten iš to ir kiši į kepurę ir nesimato, ką tu ten dedi, net nežvanga, ar tu ten dedi popierinius ar ne popierinius, ar ne. Ir čia turbūt kiti dalykai sudėtingi. Čia, jeigu būtų paprastai, tai man atrodo šitie online susirinktų daugiau pinigų. Čia yra problema, kad reikia kažkur pervedinėti, kažkur tai, nu, mes tingim pajudinti bulkas. Kai mūsų, aš kur einu į bažnyčią, ne, kai pastatė prie 2 išėjimų po aparatą kortelę, visi praeidami eina ir pypsi, ten prilėti 5 eurus nuskaito, pum, praeina ir viskas. Ir niekam tada, va, ten nueini, būdavo, ten eina su to renka ir atrodo, nu, neturi, žinai. Ir tada kaip čia, nei grinų neturi, arba turi ten kokį didelį pinigą, nesinori ten knaisiotis ir panašiai. O čia, va, įsprendė tą. Jeigu čia būtų koks nors QR kodas, aš nežinau, aš kaip techniškai patogų dalyką suorganizuotume, mes kaip AA, ne? Kiekvieną konferenciją apie šitą mes šnekam ir niekaip neprieinam normalų kažkokiu, tai gal patirčių daugiau reikia su kitom šitom, kad būtų, vat, čia yra niuansas ten dėl tų pinigų šiaip, dėl mokesčių, bent jau Lietuvoje. Bet jeigu būtų, sakau, ar QR kodas, ar kas, kur tik tai prilėti ir nuskaito ten kažkokią tai sumelę, ne? Antrą kartą pridėti dar vieną kartą priskaito. Tai aš manau, kad ta 7 tradicija žymiai pagyvėtų. Negu kad ten man reikia po šito, ten eiti, surinkti ten kažkokią sąskaitą. Nu, čia manau, kad patogumo dalykai. O ne kažkoks tai, aišku, yra niuansas, kai ten pradžioje ir aš ten, jeigu turėdavau geresnį pinigą, ten irgi dėdavau taip pakankamai viešoje, ne? Bet ir kitas dalykas yra, kai visi deda, nėra kaip nedėti. Tai irgi tokia, nu, kaip sakant, bandos jausmas. Bet, o šičia yra taip. Reikia būti sąmoningais ir visą laiką nebijot pasakyti apie tą 7 tradiciją drąsiau. Ta prasme, kad, nu, vat sakom, mums reikia tiek ir tiek, tokių ir tokių, mes neįsilaikom mažai lėšų, mes dėl to turim kažkokių bėdų, ne? Perveskit daugiau, biški. Aš gerai atsimenu mūsų ten tas fizikas nominantas dabar, jau net ir ne nominantas, Algis. Sakė senos laikus, kai ten visi buvo labai striukas. Sakė, eidavo su kepurė, sakė, dar tiekit. Eidavo laukia, hebra rūkydavo, sakydavo, pasižiūrim, kokias cigaretės rūkai. Eik dėk į kepurę, žinai. Nu, ta prasme, vos ne taip grubiai, kai reikėjo surinkti tų lėšų. Tai jeigu čia kitas dalykas. Antrą kartą kepurę, mačiau, kad būna siunčiama, nes nepakankamai surenka. Ir panašiai. Tai čia kiekvienas grupė gali daryti, ką nori, bet turėtų viską kūrybiškai žiūrėti. Tai nežinau, ar atsakiau, bet čia tokia mano
Mano pragertoj galvoj tokios mintis. Ačiū tau. Jo, ačiū Viktorai tavo. Atsakymus, ačiū. Taip, dar turim šiek tiek laiko, tai dar vienam klausimui turėtume spėti. Tai kviečiu pasinaudoti progą dar. Jeigu niekas neturi, tai aš dar turiu vieną, čia toks tradicinis klausimas, gal biški su humoru, kaip galima pažeisti tas tradicijas ir kokios, nu jo, pasekmės atsakomybės už tai laukia. Oi, Bilas pažeidė beveik visas tradicijas, kiek tradicijų aš pats esu pažeidęs ir visi turbūt norom, nenorom. Dažniausiai jos pažeidžiamas iš gerų norų visą laiką. Ne? Iš gerų norų nori, kaip geriau atrodo. Ne iš pikto. Dėl to ir yra tradicijos, o ne įstatymai, ne, mes neturim jokių bausmių, bausmė vienintelė. Tai yra, jeigu grubiai pažeidžia, tai pasiekmės jos aiškios būna visą laiką dažniausiai, kad ir grupės išyra, yra ir tokių atvejų, ir būna, kad kažkas tai turi savo grupę, o visa grupė pereina ir susikūrė naują grupę, tam žmogui palieka tą grupę vienam, sako, ir būk su savo grupė ir panašiai. Tai čia viskas turi savo pasiekmes. Čia yra klaidos krauju parašytos ir padarytos klaidos. Nu kaip. Bet mes vis tiek nesimokom iš svetimų, mes iš savų dažniausiai, tai geriausiai mokomės. Taip jau yra. Dėl to ir darom. Bet kažkaip tai, nu, nežinau, iš turbūt, kai pradedi sveikti ir jauti, kad tas visas veikia, iš tokios pagarbos, nu, stengiasi taip, nu, nelaužyti jų specialiai arba kažkaip tai, nu, vis tiek tokia atsiranda pagarba tam tradicijom. Tik tai sakau, kad kartais mes įsiveliam į tokią diskusiją, taip norėdami saugoti tas tradicijas, kad paskui pažeidžiam dar krūvą kitų tradicijų, norėdami išsaugoti kažką, kad tą tradiciją. Tai, nu, bet tokie paradoksai pas mus. Tai tiek. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai tau už tai, kad visų pirma sutikai atvykti pas mus, kad pasidalinai savo patirtim, man buvo labai naudinga ir tikiu, kad ir kitiems buvo naudinga, tai dar kartą ačiū. Ačiū už jų, kas pakvietė.